toli matosi Juodoji jūra, tai kaip ir namas šitas yra prie jūros, kaip Palangoj viskas. Štai taip, nauja diena, netgi nauja savaitė prasidėjo ir viskas, tikslas kelionės pasiektas, išsimiegota, pailsėta ir galima galvoti, ką reiktų nuveikti per 3 dienas, kad tos dienos būtų tokios šiek tiek aktyvios ir šiek tiek tingios, tai pabandysiu ir vieną ir kitą variantą. Kaip lengvai galima pasijausti, kad esi kaime, tai yra tiesiog eiti aplankyti gyvulėlių. Avis čia, prieš tai buvo kiaulės, kurios bėgioja po sodą, o čia avis. Ne vienoje vietoje teko matyti aviganį, tai yra ne šunį, bet žmogų, kuris gano avis. Taip ir čia yra žmogus, kuris prižiūri jas ir vadovauja joms. Man atrodo, kad čia yra visiškai tipinis Bulgarijos kaimelis su kalnais fone arba žole ir žmonės, kurie gano gyvulius ir taip verčiasi. Vietinis šunelis prižiūri avių bandą. Kuomet atvyksti į kurortinį miestelį, tai visas gyvenimas vyksta viešbučiuose ir tai, ką jie siūlo, kokias atrakcijas, kokias paslaugas arba deginimusi prie jūros. Nes tai yra kurortas ir visos pramogos yra būtent tame miestelė arba labai netoli aplink jį. O kai nori susirasti kažkokių pramogų ar kažkokią įdomesnę vietą, turi tiesiog laižioti. Ir dabar tiesiog važiavau ten, kur veda bet koks keliukas, kad ir šitas vieškelis. Ten fone ganosi avis ir aviganis žmogus. Tiesiog važiavau tam, kad pamatyčiau kažką ir kad išgirčiau, kaip paukščiai čia čiulba. Tai atrodo, kad pavyko pasiekti. Bandysiu važiuoti dar kažkur, kur ves tas kelias, nežinau. Tai tiesiog važiuoti ir viskas. Toks turistavimas šiandieną. Nes levandų laukai dar nežydi, tai menų ten neišeina daryti. Va ten ganosi avis, ten yra aviganis ir va ten guli šuo. Atvykau į vienuolyną, kuris yra pakeliui iš saulėtos pakrantės į Burgaso miestą. Kaip lankytinas objektas, bet tai yra vienuolynas ir reikia sugalvoti, kur čia būtų įspūdis. Gal dar bus, kol kas jo nėra.
Supratau, kad čia nieko nėra. Tai belieka važiuoti toliau, nes yra vienuolynas, bet tuo viskas ir baigėsi. So keep going. Iš vienuolyno atvykau į Sezopolį. Kiek pravažiavau pirmyn atgal po šitą miestelį, tai kažkas panašaus į tai, kas yra Nidoje, kas yra Klaipėdoje ir kas dar yra Palangoje. Tai visa tai sumaišius gaunasi turbūt Sezopolis. Oficialus statusas šio miesto turbūt yra uostas, bet kaip ir prie uosto yra kurortai. Su viešbučiais, su turistais einu pažiūrėti, kas čia dar yra įdomesnio. Kadangi dar tik sezono pradžia, tai apskritai čia žmonių labai mažai, kaip ir visose pakrantėse, kurios eina palei jūrą. Tai galima taip netrukdant pasivaikščioti ir nesibraudyti tarp turistų. Tokiose vietose reikia sugalvoti, kas galėtų būti vėlgi labai ypatingo ir kažkas, kas trauktų, atmetus tai, kad tai yra pajūris. Ir visą tai išmeti ir tada bandai sugalvoti, kas lieka. Ir čia yra kažkoks slaptas praėjimas. Tai pabandykim išlįsti prie jūros ir baigti pasivaikščiojimą po šitą miestelį, nes kol kas čia gyvenimas netaip stipriai verda, kai būna ilgaisiais savaitgaliais Palangoje. Parduotuvė, kurios pavadinimas Duona. Šiandien liko padaryti turbūt vieną dar svarbų dalyką, tai yra grįžti į saulėtąją pakrantę, apie 7 km atgal ir besileidžiant saulei nufotkinti viso to kurorto panoramą. Daugiau nieko iš šios kelionės turbūt nebenoriu, dar šiandieną būtų gerai pavalgyti ir išsimiegoti ir rytoj keliauti į Varną, iš kurios pakils mano Small Planet lėktuvėlis ir keliausiu atgal į Vilnių. Iš ten į namus iš oro uosto ir viskas, ta kelių dienų atrakcija, kelionė į Bulgariją bus baigta, prasidės vėl kasdieniai darbai. Iš čia geriau matosi, koks yra visas techninis laivų parkas. Žinoma, čia ne Monte Carlas, kur jų 100 kartų daugiau, bet tokiam miesteliui, aš manau, atrodo įspūdingai. Klaipėdoje netgi turbūt yra daug kartų mažiau. Štai čia yra viena dalis kurorto, ten toli yra kita dalis kurorto ir jeigu kas norite fotografuoti peizažus, gamtą, tai geriausia tą daryti yra anksti ryte, kada saulė kyla, arba vakare, kada saulė besileidžianti yra. Dabar kaip tik saulė leidžiasi, yra beveik 7:30 vakaro ir manau, kad tai geras laikas fotografuoti, čia nukris galim, fotografuoti šitą miesto dalį. Gaila, medžiai užstoja tai, kas yra toliau ir galbūt net ten būtų įdomiau, bet pamėginsiu sufotografuoti visus tuos namus, kuriuos rodžiau pirmame plane ir pasižiūrėsim, kaip čia gausis. Kol kas šviesa atrodo labai gera, turiu kokias 15-20 minučių maks, nes tuoj saulė pasislėps už kalno ir nieko nebesimatys. Todėl
reikia paskubėti ir padaryti tai, kas gali būti geriausia ir gali būti gražu. Štai tokia buvo mano ši kelionė ir šios dienos pagrindinė užduotis, tiksliau paskutinė užduotis, kurią savo buvau iškėlęs, tai yra nufotografuoti panoramą tos vietos, kurioje aš buvau. Ir atrodo, kad viskas pavyko. Dar reikia sugrįžti į tą pirmą vietą ir pasižiūrėti, kaip besileidžiant saulei, kuomet apšvietimas nėra labai aštrus ir toks tiesmukas į pastatus, kaip jie gražiai atrodo ir kokios spalvos tuomet yra ryškios. Tokia buvo ši kelionė. Šiek tiek gailiuosi, nes dabar vyksta laisvė rock'n'rollui, kuriame mielai būčiau sudalyvavęs, bet kažką reikia pasirinkti. Tai aš pasirinkau kelionę, įspūdžius, o laisvė rock'n'rollų galėsim pasimėgauti ateityje. Taip kad viskas pavyko, I'm happy. Ir laukia kitos kelionės, kiti nuotykiai. Viskas, paskutinė diena šiandieną. Belieka susidėti visus daiktus, pasikrauti telefoną, planšetę, kad turėčiau ką veikti skrydžio metu, ar laukdamas oro uoste skrydžio ir sėkmingai pasiekti Lietuvą. Viskas, daugiau iš šios dienos nieko nenoriu. Na, dar papietauti sočiai, kad maisto užtektų iki pat šio vakaro. Taip kad saulė šviečia, bet šis rytas ir ši diena kažkodėl tokia labai vėsoka. Nors turėtų būti apie plus 22, bet kažkaip taip nesijaučia. Tai ir neguliu tuose gultuose, saulės vonių negaudau. Taip kad belieka susiruošti ir keliauti. Let's do it. Valgyti viešbutyje, kuriame viskas įskaičiuota, yra savižudybė, ypač kada bandai nejausti saiko. Aš tą pabandžiau 2 kartus ir abiem kartais po to jaučiausi nieko nebenorys, nieko nebegalys. Gerai, kad šiandien yra paskutinė diena, gerai, kad aš daugiau taip nedarysiu. Laukia valandos kelionė iki oro uosto, ten išsipakuoju, tiksliau susirenku su savo šmutkės ir į lėktuvą. Varnos oro uostas, jis atrodo kaip pusė Vilniaus oro uosto. Skrydžių čia labai mažai, vos keli per dieną. Tai porą valandų reikės palaukti, iki kol atskris Small Planetas iš Lietuvos ir mane pargabens į Vilnių. Aš tikiuosi, kad bus taip kaip ir praėjusiais, tai yra prieš 2 metus, kad skrisim keliese. Jeigu tai bus good surprise. Let's see. The bus is here. Man atrodo, kad tai yra labai gerai. 4 žmonės plus personalas. Let's go. Labas. Labai diena, sveiki atvykę. Wow. Boarding completion. Jūs matyti gali nusteikusius mūsų spalvingame Small Planet Airlines lėktuve, kuris įskreipia ir patogiai nuskridins į Vilnių. Būkite atidūs ir sėskitės tik į tą vietą, kur yra nurodyta jūsų laipinimo kortelėje. Skrydžio saugos langų nepamiršti išjungti arba perjungti skrydžio režimą visų savo elektronikos prietaisų. Bagažą pasitikti lentynas viršuje arba kuo giliau po kėdę priešais jūs. Leisti jums priminti, kad lėktuve net ir labai norisi rūkyti griežtai draudžiama. Prašom užsegti saugos diržą, kai tik patogiai įtaisysite. Jeigu jums prireiktų pagalbos, nedvejodami kreipkitės į arčiausiai esantį įgulos narį. Mes džiaugsmės galėdami jums padėti. Dėkoju. Labadiena, manęs ponai kalba kapitonas Small Planet Airlines ir įgulos vardu sveikinu lėktuve Airbus 320 skrendinčiam į Vilnių.
Atstumas iki Vilnius 1500 km, šiandien skrisim 2 valandas. Informacija apie oro sąlygas Vilniuje aš pranešim žymėmu metu, dabar linkiu malonaus skrydžio. Ir taip, skrydis vyksta ir lėktuve yra 4 keleiviai ir gal 5 įgulos nariai. Tai viskas labai gerai. I love it. Good. Esu Welcome. Good. Dabar tavo dantis raudoni. Galim. Dabar nebe raudoni. Ačiū. Okay. Štai taip galima daryti fotosesijas ir lėktuve. Turiu apie 20 minučių nuvykti iki centro, iki Tapinas šiandieną filmuoja savo paskutinę laidą Vilniuje. Tai mes pamėginsim greitai pasigauti autobusą ir nukeliauti iki Kalvarkės ir pasižiūrėti per daug nepavėlavus. Viskas Lietuva, lietuviškas kvapas, lietuviškas transportas, viskas lietuviška, eurai ir tas šviesus pavasario oras pabėgus iš šilumos, viskas okei. Aš laimingas grįžęs ir laimingas vėl būdamas Lietuvoje. Rytoj darbai. Ačiū.